Mūsų subredditas jau perlipo 70 000 prenumeratorių žymą. 2000 žmonių praktiškai prisijungia per paskutinės 30 dienų, kas yra what the fuck. 100 000 peržiūrų yra per pastarasis 30 dienų. Aš nežinau, kas ir kodėl taip vyksta, bet tai vyksta ir labai smagu. Ir nustokite mojuoti YouTube'ui, nes šita dalis bus iškirpta. Ar nesunku keltis? Kaip aš miegu prieš darbą, žinodamas, kad Vilniečiai kelsis valandą anksčiau, kad stovėtų kamščiuose? Jūs man norit pasakyti, kad net 400 mūsų bendruomenės narių gali sau leisti vėliau atvaryti darbą, negu visas likęs Vilnius? Čia taip reikia suprasti. Aš suprantu, kad aš galiu releitinti su šito memu, nes man niekur važiuoti nereikia, aš neturiu darbo. Dirbam iš namų, darbas iš namų, bedarbiai, darbas iš namų. Galim, mes tokie privilegijuoti esam. Smagu girdėti, kad didelė mūsų bendruomenės dalis gali sau leisti darbą vėliau. Sėsk man pakeliui. Labas, kolega, ar pametės iki rusų karinio? Iki rusų karinio oro uosto. Šitas labai geras. Kaip ta drono ataka voratinklis vadinosi? Skelbiama, kad visa tai Ukrainos specialioji operacija pavadinimu voratinklis. Jis skirtas sunaikinti priešo bombonešius, kurie bombarduoja Ukrainos miestus. Skaičiuojama, kad Rusijos bombonešiams padaryta preliminari žala siekia daugiau nei $2 milijardus. Get fucked. Šitas memas tikina visus boksus, jeigu taip galima pasakyti. Ikoniškas žaidimas yra ir aktualija, ir turi lietuviško kraujo, vadinkim. Absoliučiai puiku, man labai patinka. Niekas už pakarpos jų ten neužtempė, kaip Valujavičius su kolegomis užkopė į Everestą. Šerpas. Aš irgi va to truputėlį šiaip nesuprantu iš tikrųjų koncepto. Kaip ir didis darbas, nes jam ten reikia ruoštis, pasiruošti, atlaikyti, užsigrūdinti, ten kažkaip iš pradžių ten miegoti vienam aukštyje, paskui kitam, ten pripratinti organizmą, ten išmokti dirbti su mažiau deguonies, nu ten, žodžiu, visas yra didelis procesas. Bet tuo pačiu, aš kaip suprantu, jau yra sukurta visa egzistuojanti infrastruktūra tam, kad tu galėtum tų šerpų pagalba ir tos infrastruktūros, vadinkim, pagalba užkopti į Everestą. Taip, aš suprantu, kad ten yra pilna lavonų ir ten daug kas kopia, bandė, mirė ir taip toliau. Aišku, mes nežinom, kokiais būdais jie ten bandė, gal labai primityviais. Aš aišku, nieko nenoriu iš jų atimti, jokių ten kaip pasiekimo bendrai tariant. Bet mano supratimu, ir pataisykit mane, jeigu klystu. Ar čia nėra toks tipo, kur ten jau yra išdirbta kažkokia sistema ir tu per ją eidamas tiesiog per kažkokį tai laiką, būdamas ten aklimatizuotis ir tada su šerpų pagalba tiesiog ir pasiekti tą viršūnę, ar nėra taip? Taip, tu visai teisingai supratė. Iš tiesų, kalbant apie Everestą, yra įrengtos tam tikros stovyklos ir alpinistai lipa etapais, kad aklimatizuotųsi prie aukščio. Tai nėra vien tik fizinė jėga, bet ir organizmo prisitaikymas, o galiausiai su šerpų pagalba pasiekiama viršūnė. Kad ir kur keliautumėte, Everestas, Marianų įduba ar Marso kanjonai, vėliau epizode ši užuomina turės prasme. Nelikite be ryšio, o jei tiksliau parsisiųskite šio epizodo partnerių Seiliai programėlę. Seiliai tai esimų platforma teikianti interneto planus daugiau nei 200 lokacijų visame pasaulyje. Nuskanavę šį QR kodą arba per nuorodą esančią šio epizodo prašymo pačiame viršuje parsisiunčiate appą. Pirkdami duomenų planą panaudojate nuolaidos kodą DEMIKO, taip gaunate 15% nuolaidą. Tada tiesiog sekate įdiegimo instrukcijas savo išmaniųjų prietaisų ekranuose ir netrukus jau esate prisijungę prie vietinio tinklo. Prieinami planų tarifai, jokių roamingo mokesčių, jokių dėrybų su svečių šalių oro uostų SIM kortelių verslininkais ir dar Seiliai turi integruotą adblockerį, kurio dėka jūsų tinklo pralaidumas bus daugiau nei 4/4 spartesnis. 2007 internetas. Kodėl visi 2000-aisiais darė šitą pozą? Jeigu ne šis koležas, aš apie tokį dalyką net nebūčiau pagalvojęs. I guess buvo toksai vaibas tada. O dieve, mes jau turime emoji šito. This is not fine anymore. Garnis emus žvejyba. Mano susidomėjimas ta visa emus ir garnio ir apskritai Palucko tema išgaravo tada, kai aš supratau, kad nu tiesiog nieko nebus. Tiesiog nieko nebus. Socdemam nerūpi, valdančiai daugumai, atsiprašau, visai nerūpi, niekam nerūpi. Paluckas sako, ne, čia aš nevykdau veiklos, čia nieks nesusiję ir iš visko iš čia norit ir aš neatsistatydinsiu. Niekas jo iš to posto neišvers. Aš norėčiau, kad šitas memas būtų tiesa, bet šitas memas iš esmės yra netikslus, nes Paluckui dzin. Ir mes jau po savaitės pamiršim, kad apskritai šitas dalykas visas buvo. Va, Pasta Fingers teisingai rašo. Prezidentui valdžiai viskas puiku. Net Gitaras per metinį pranešimą švelniai kalbėjo apie tai. Per daug švelniai. Taip, Ieva, nes jisai pasirašė ant tos koalicijos ir jam viskas tinka ir jam irgi lygiai taip pat yra visiškai dzin. Aš taip džiaugiuosi, kad šitas memas paseno. Aš taip džiaugiuosi, kad šitas memas paseno ir aš jį vis tiek paliksiu apžvalgoj. Ačiū Dievui. Anksčiau reikėjo. Barcelona, kai atleidžia Šarą, nes jis nelaimėjo Eurolygos. Barcelona, kai Šaras laimė Eurolygą. Kaip dar būtų juokinga, jeigu Barcelona būtų įveikę? Ar prisimenate jį? Čia dabar jis. Ar jaučiatės pasenę? Mes ką tik lyginome katiniuko akį su Sorono akimi. Dar vienas katinas, kuris matė labai daug. Jėzu, kokios gilios akis. O dieve, jums šitą akis neprimena pala. Koks ten toks?
Bro. Nugi tikrai ne... What the fuck? Pasakykit, kad yra panašumų. Ten yra akivaizdi sąsaja. Ten yra akivaizdus panašumai. Čia, kaip sakoma, hebra, aš labai atsiprašau, bet I do not see it. O dieve, AliExpress tapina. What the fuck? Apie mane buvo atskiras postas. Šiam 9 komentarai. What is this? Ar aš noriu šitą skaityti? Nuomonė apie Demiko. Kokia jūsų nuomonė apie Demiko? Man jis prieš kokius 6-7 metus patiko, kai apie politiką nešnekėjau, aišku. Tuomet jis apžvelgdavo su humoru naujienas interneto pasaulyje, iš reklamų ir panašiai. Dabar jis man tapo Andriu Tapinu iš AliExpress skirtu Gen Z publikai, nes millennialsai ir boomeriai yra Andriaus Tapino auditorija. Kokia jūsų nuomonė apie Demiko? Aš netgi truputį kaip komplimentą priimčiau. Tapinas tik jaunesnė auditorijai. 170. Kaip man kam šis man tiek dėmesio skirti? Tai paskaitome komentarus. Panaši nuomonė kaip ir autoriaus. Prieš tuos 6 metus tikrai smagiai susižiūrėdavo. Dabar nežinau, kaip valgyti sriubą iš vandens, pipirų ir vienos varganos morkos. Jis kaip tas vienas už klasiokas, kur su mokytojais labiau sueinami. Kur su mokytais labiau sueina nei su bendramžiais. Ta pati nuomonė. Pradžia buvo gera, dabar nieko nesukuria ir bando ant buvusios šlovės dar joti. Aš jeigu bandyčiau ant buvusios šlovės joti, tai gal bent jau daryčiau tada tos pačius dalykus, kuriuos seniau darydavau, dabar aš jų nedarau, bet okei. Bet nelabai jis ir bematomas mano žiūrėjimo burbule. Tai labai teisingai, taip ir iš tikrųjų ir turi būti. Taip turi veikti algoritmai. Jeigu jums mano turinys yra neįdomus, tai jūs manęs turite nematyti. Man jis patiko, kai pradžioje kūrė turinį YouTube savo kanale. Tada jisai tikrai juokingas buvo ir įdomus. Laukdavau video. Paskui pasikeitė ir turinys tapo neįdomus, nejuokingas. Pats jis pasidarė arogantiškas. Dar pakeitė paną iš normalios į tą, kuri papus susidėjus buvo su lūpomis pripustomis. Taigi išsiskyrė jau. Tapo tuom, iš ko visada juokėsi. Žmogus išgarsėjo per YouTube, apžvelgdamas juokingus personažus, ar tai personažus tikrai gerai pajuokdamas. Video buvo paprasti, bet tuo pačiu matėsi, kad tikrai dėta daug darbo. Išgarsėjus video pradėjo dėti vis rečiau, nes kam daug dirbėti, jei gali padaryti STT ar pareklamuoti kažką ir grąža tokia pati. Visą laiką nekenčiau šito miskoncepto, nes visą laiką, iki pat dabar daugiausiai aš uždirbčiau, jeigu kelčiau į savo pagrindinį kanalą. Ir tuo metu, kai kūriau STT, man vis tiek finansiškai, jeigu kalbam apie finansinę pusę, labiau apsimokėjo kurti savo kanalą, negu daryti STT. Bet visi kažkaip įsivaizduoja, kad aš mečiau savo kanalą, nes man padaryti STT yra A lengviau ir B labiau finansiškai apsimoka. Tai šis yra absoliutus miskonceptas. Po truputį įvyko transformacija į tokį patį personažą, iš kokių jis pats juokėsi. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Tai nuomonė tokia, kad jis dabar kaip ir visi kiti influenceriai. Mažiausiai charizmatiškas Va šitas komentaras man labiausiai patinka. Suaugo, išsiskyrė, sportuot pradėjo, tiesiog tapo dar vienas už teisuolius, kurių ir taip pilna. Atrodo kaip žmogus, kuris buvo real, o dabar yra fake. Kažkada irgi žiūrėdavau, bet jau seniai nebežiūriu. Ir jeigu kažkur jį matau, išjungiu, jis man Bareikio ekvivalentas kaip interneto persona. Čia turbūt yra pats didžiausias įžeidimas, kokį aš esu gavęs per visą savo karjerą. Aš esu Bareikio ekvivalentis. Demiko man asmeniškai patiko, kaip ir autorius sako, būtent tuo laikotarpiu, kai turėjo savo tikrą idėją, kurios trūko lietuviškam YouTube kūrimui. Šiuo metu jis daro tai, kas ant bangos auditorijai, paaugliai žiūri, jiem patinka, bet ir gerai, nes paaugliam nereikia žiūrėti kokio debilo Orlausko ar šiaip kokio prorusiško šūdo malūno, todėl teisingų kelių jis juos kreipia, bent jau kala lietuviškas vertybės į smegenis, o rusšudžius trigerina. Ai, tai čia teigiamas komentaras. What the fuck? Gera nuomonė, žmogus užaugo. Aišku, patiko jo tie video, bet ką padarysi. Nesitikėjau čia tokių komentarų. Jis trigerina visokius gaidžius, tai gan teigiama. Kokius gaidžius? Visokius. Pavyzdžiui, wow, šita diskusija yra labai vaisinga. Sunku nepritart, labai staigiai buvo sukonsumintas tradicinės medijos. Kažkada Demiko buvo gera alternatyva visiems šiuolaikiniam influenceriam, kurie iššūdo kepą turinį ir įsivaizduoja, kad jų blevizgos apie nieką arba antrą galą yra kažkas tokio. Sugalvodavo idėją, dirbdavo prie siužeto montažo, etc. Aš šitą dalyką esu aiškinęs šiek tiek, man atrodo, per Klajumo podcastą, ar bent jau bandęs aiškinti, kad mano nuomonė yra labai smarkiai pasikeitęs. Mūsų tai yra lietuviškas turinio landscape'as, arba kaip čia pavadinti, nežinau, turinio peizažas, ar bendrai vartojimo įpročiai yra pasikeitę, tiek vidutinis vartotojas turbūt yra pasikeitęs. Mane tai labiausiai hitino tada, kai aš padariau apie auksinius svogūnus vaizdo įrašą. Aš prie jo dafiga ilgai sėdėjau, dafiga ilgai dirbau, rašiau scenarijų, dariau struktūrą, the whole 9 yards, kaip sakoma. Jis yra 50 minučių plus, kas ir algoritmui patiktų turėtų. Ir yra 180 000 peržiūrų. Which is fine. Ir tada mes turime vertybių partiją. Tai yra iškarpos iš streamo, kur mes tiesiog sėdėjom kur Bilbao, malėm šūdą, jokavom ir paskui susikarpė epizodas. Ir išėjo 193 000 peržiūrų. Nu va čia toks paprastas one-to-one. Dar tarp kitko, kitas geras pavyzdys yra pats geriausias kandidatas į Seimą. Peržiūrėjau ten gal, nežinau, 300 tiktokų. Susirinkau turinį, susirašiau scenarijų, klijavau, dėliau panašiai 105 000 peržiūrų. Taip, aš suprantu, kad žmonės vertindavo bent jau tą mano įdedamą darbą į siužetą, į scenarijų, į montažą.
montažą, į researchą ir taip toliau ir panašiai, bet tada jų tas įvertinimas ir nusėda, va čia kažkokiuose komentaruose, kažkokių senų fanų, kurie kažkada žiūrėdavo, arba gal dar biškį pasižiūri, bet peržiūrose tai absoliučiai nesireflektuoja. Tai ar man sėdėti 2 savaitės prie auksinių svogūnų, ar man atsiprašant į vieną streamą ir paskui per dieną sumontuoti epizodą ir gauti realiai tą pačią naudą. Tai kai turinio vartojimo landscape'as taip smarkiai pasikeičia, jūs turite ir mane suprasti. Vat kažkada dar jūs manęs paklausėte, tipo, kada kitas video. Aš jums netgi pasakiau, kad sakau, tipo, hebra, aš jums atvirai sakau, aš nedirbu prie jokio videko dabar. Man vairas streamuose smagu su jumis pablevizgot, paanalizuoti dalykus. Jeigu iš to paskui galima sustruktūruoti kažkokį vaizdo įrašą, aš tada jį sukarpysiu ir įsimesiu į pagrindinį kanalą. Bet iš esmės, jo, aš visiškai nesu motyvuotas sės dabar daryti kažkokio researcho, kurti kažkokį tai ten epinį vaizdo įrašą, kaip kad va čia dariau šitos 2. Ir paskui, nežinau, gauti fucking 100 000 peržiūrų. Apskritai, žmonėms dabar reikia fucking podcastų, kad tiesiog 3 valandos japinimo ranintų background'e. Techninis papildymas, arba žmonėms reikia labai ilgo turinio, kurį jie galėtų leisti fone, tai yra 3 arba 4 valandų podcastai, arba visiškai atvirkščiai labai trumpo turinio, ką taip pat sufliruoja trumpi vaizdo įrašai mano TikToko, Instagramo ir YouTube Shorts paskyrose. Net nežinau, ką jis veikia ir kur jį ras. Paskutinį kartą pamačiau per prezidento rinkimus telike, buvo pasodintas ir skaitė komentarus iš interneto, keistai atrodė ir netiem. Gerai, kitose rinkimuose nebūsiu. Na, žodžiu, supratom. I fell off, aš niekam neįdomus, aš nebeaktualus ir aš arogančikas ir galim važiuoti toliau, taip? Aurimai, kas toliau? Marijanų įduba. Bet ar sugebėtų Aurimas kiekvieną rytą kelti 6 ryto, praleisti valandą kamštyje ir sėdėti ofise nuo 8 iki 5 bei klausytis dėl kolegų ir klientų 5 dienas per savaitę? Va šitas komentaras yra geriausias bairis šitos publikacijos. Va čia tai būtų Aurimui tikrasis iššūkis. Ne kažkoks Everestas, ne fucking Atlantas. Ar sugebėtų Aurimas 9 to 5 atbliaut kokį mėnesį? Mes taip ir nepažiūrėjome, tiesą pasakius, reportažo apie jų tą labai heteroseksualų išsiskyrimą. Čia buvo amerikietiškas atitikmuo Putino ir Prigožino praktiškai. Bet kaip suprantu, ar nebuvo, kad Maskas ten jau truputėlį vos nebiškiai atsiprašė Trumpo? Nebuvo taip, ne? Man atrodo, kad jis kažkaip truputėlį suprato, kad fuck, mano visi verslai yra pastatyti ant valstybinių subsidijų, o tas subsidijas patvirtina Trumpas. Teks jam gibučiuoti užpakalį. Nu gerai, pucker up. Mama, noriu Pedro Paskalio. Mama, mes turime Pedro Paskalį namie. Pedro Paskalis namie. Aš nežinau, aš tai pasiemu iš tos visos interakcijos su šiandieniniu subredutu vien tik komplimentus. Aš esu šiek tiek Andrius Tapinas, aš esu šiek tiek Pedro Paskalis. Gyvenimas yra gražus. Viskas yra labai gerai. Kaup. Disneylandui ne, o Šaltibarščių festivaliui taip. Blemba ir vat gaila, kad aš negalėjau sudalyvauti Šaltibarščių festivalyje. Tikrai atrodė labai smagu, o dar ir kai mėgstu rožinę spalvą ir turiu rožinio garderobą nemažai, tai būčiau tikrai neblogai įsipaišęs. Selfie Stick Dėdė Edition. Kokie dar robotai ir planai, kad greit pasieksime Marsą? Apie jų prašymą užtikrinti jų teisę. What the fuck? Kas čia? Pasirūpinti savo partiją, paveldėti bent... Tai čia gal kažkoks statementas, ar ne? Užtikrinti jų teisę. Tarsi čia daug dirbta ties šituo dėkliuku. Jo, aš sakau, už grotų, čia gal kažkoks statementas. Manau, kad už šitas lėpėsi kažkokia tikrai gili idėja ir turbūt, kad jis ją išpildė. Aš neįsivaizduoju, griliaus grotelį. Filtras, jo. Labai tikėtina, atkurti Rusiją, kokie ji buvo originaliai, padėtų sumažinti rytų Europos problemas 95%. Tai man atrodo, kad į šitą istorinę žemę ir referuoja tas, vos nepasakiau memas, visai ne memas, tas judėjimas Make Russia Small Again. Ai, tai čia dabar yra memo formatas. Mes dabar memo formatą turim. Aurimai, kas toliau? Olimpo kalnas, Marso planetos ugnikalnis, aukščiausias planetos taškas ir didžiausias žinomas ugnikalnis. Surask skirtumų tarp šitų 2 nuotraukų. Na, pagrindinis skirtumas tarp šitų 2 nuotraukų yra tai, kad aš nesu plinkantis. Pirmas dalykas ir antras dalykas, mano vienas antakis yra išpešiotas. Aš jį irgi turėčiau, jeigu jo nepešiočiau, bet jis yra išpešiotas. Tai va toks ir skirtumas. Demiko po skyrybų. Again. Ačiū labai, labai malonu. Ta, aš nemanau, kad aš esu panašus į idėją. Jeigu ir norėčiau būti kieno nors antrininku, tai tikrai Pedro Paskalio. Bet, nu gerai, jeigu kažkam taip atrodo, bent 100 žmonių atrodo, kad taip atrodo, tai aš tai tikrai priimsiu tai kaip komplimentą. Dėdė Nausėda, kai visas gyvenimas griūna, bet išorėje esi ramus kaip Windows atnaujinimas. Ką reiškia metafora ramus kaip Windows atnaujinimas? Paaiškinkite man, Apple vartotojui, ar Windows atnaujinimai yra istoriškai ramus? Labai bloga metafora. Nesuprantu net aš. Windows atnaujinimai yra gaidys. Momentai iš Pride 18. Su plakato, kad jūs esat prieš LGBT ideologiją. Tai man įdomu, kaip jūs ją suprantate. Gerai, LGBT. Žinot, ką reiškia tos raidės? Let's get beers tonight. Žinau. Lesbietės, gėjai, biseksualai, transvestitai. Nu ir toliau visas Dar ir vietas. Q ir plus yra. Queer plus 2S ir taip toliau, jo. Ir Pro, Max ir Ultra, taip. Ir visa abėcėlė.
Visos šitos raidės prieštarauja vienas kitai. Nu, įdomu. Kokiu būdu? Lesbietėms patinka moteris. Taip, tai yra pagal apibrėžimą lesbietė, taip. Ir jos už santykius tik su moterim. Jos nėra už santykius tik su moterim, jos tiesiog yra linkusios į santykius su tos pačios lyties atstovėm, kaip ir gėjai šitam kontekste. Gėjams patinka vyrai, jie už santykius tik su vyrais. Nu, jie nėra už santykius tik su vyrais, tiesiog jų potraukis yra tai pačiai lyčiai. Tai jau pirmos dvi raidės prieštarauja. Tai čia taip pat kaip sakyti, tipo, Europos Sąjunga jau už savęs yra nesąmonė, ne? Nes žiūrėkit, Europos Sąjunga, pavyzdžiui, yra lietuviai, jo, žmonės, kurie nori gyventi Lietuvoje, ir tada yra Latvijai, žmonės, kurie nori gyventi Latvijoje. Tai va, viskas. Kokia čia Europos Sąjunga, jeigu mes čia kiekvienas norim savo šaly gyventi, ką? Biseksualai, jiems vienodai su kuo? Tai jie prieštarauja pirmom dviem raidėm? Ne, tai jeigu biseksualam nesvarbu su kuo, sakykime, santykiauti, tai jie niekam neprieštarauja. Jie kaip tik papildo gėjų ir lesbiečių raides. Transvestitai, tai tie, kas neapsisprendė. Sako transvestitai, tai tie, kas neapsisprendė. Ir vis pirma, jo, aš suprantu, reikia sakyti translyčiai, nu jis sako transvestitai. Jo, translyčiai nežino, kokios lyties jie nori būti, famously, jo, jie neapsisprendžia. Kokią žinutę norit perduot? Jo, tipo, okei, mes supratom, dėdė, o ką jūs norit pasakyti? Žinutė pagrindinė iš Biblijos, jinai parašyta šičia, šito plakato. Neklyskite, nei stabmeldžiai, nei vyriškiai, parsi asmenims, nei vagys, nei girtuokliai, nei plėšikai Dievo karalystės. Paleistuviai, nei svetimautojai duoda savo lyties homoseksualai, gopšuoliai, nei keikūnai, nei paveldės. Šita tezė stovi grinai ant to, kad tie žmonės norės patekti Dievo karalystę, kad ir ką tai reikštų. What if I don't want to be there? If you're there, I don't want to be there. Fuck this, I'm skipping. Aplankė kapą? Klausia, Inga Stumbrienė parodė retai viešumoje matomą tėtį Rolandą. Atsakant šitos publikacijos autoriui į antraštę, ne, kapo neaplankė, aplankė iškamšą. Liko tik dar atimti ir pilietybę. Prezidentas iš Vaitkaus atėmė jam suteiktą valstybės apdovanojimą. Jo, mes žiūrėjome apie tai reportažą ir pasidžiaugiame, aišku, tuo. Putino ir Lukašenkos režimus garbinantis buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus netenka valstybės apdovanojimo. Tęsiant mūsų rubriką Get Fucked. Marijai stirnos siaučia. Marijampolėje dėl stirnos apvirto Maksimos sunkvežimis. Kas čia iš jūs pas mus per dabar gyvūnų epidemiją? Briedžiai, meškos, stirnos apvertinėja sunkvežimius. Aš nesuprantu, kas vyksta. Kažkokia betvarkė. Gamta rebelina. Teisingai Kaukas rašo, kažkokia gyvūnų invazija. Nesuprantu. Vilniečio vakarienė bandant sutaupyti būsto įnašui. Morka, apelsinas, imbieras. Okay. Tai yra energija, stiprybė, imuninė sistema. Taip, dėdė, bet aš matau, kad jau pusė jūsų veido neveikia, tai man yra sunku jumis tikėti, bet okei. Jėga, vienu žodžiu. Manau, kad jūs šios mitybos vienas iš prastesnių advokatų būtumėt, jeigu taip, bet vėlgi, aš nežinau jūsų istorijos, labai atsiprašau. Ar aš čia vienas matau, kad Baltijos jūra šlapinasi ant Rusijos? Kinda truputėlį atrodo kaip bičas myžantis ant Rusijos, tikrai. Ai, ten Gidūnas buvo, ne, Robertai? O nėra Gidūnas tas bičas, kuris įkišo pirštą kažkam į rūrą ir paskui buvo... Rimantas Petravičius, vienas garsiausių Lietuvos masažistų, dar žinomas Gidūno vardu. Šiuo metu Rimanto gyvenimą krečia seksualinio priekabiavimo skandalas. Sakiau? Gydūną gašliu, netinkamu elgesiu ir net prievartą apkaltino kelios pacientės. Norėčiau visų labai atsiprašyti, bet kiekvienas pasirinko prisilietimo būdą. Ar jis įsidėjo, ar jis gulėjo, ar dar kažką. Ir jis turi prisimti atsakomybę už tai. Jos pačios to norėjo. Atsiprašau, ką? Aš neturiu atsakymą. Vienai klientei Gydūnas neva atliko velnio varymo procedūrą, kurios metu sukišo pirštus į analinę angą. Supratau. Cool. POV, mintys, kurios neduoda užmigti. Žemė valy, tai tu turi būti pridurkas, kad galvotum žemė valy. Gerai, jeigu žemė valy, paaiškink, kaip tada gulšiukas veikia. O dieve, eilinė diena pas Benkunską. Nu, čia tiesiog yra fucking boomer shit. The gang's all there, arba tipo me and the boys. Čia realiai tiesiog atrodo, kad jie stovi keturiese į rūko. Tai nieko, rūkau su kiaušiniu ir agurku. Merą kankina PR teamas. Aš per įmonės vakarėlio announcementą apsuptas overexcited kolegų.
Žinot, kur yra tas Skirmanto Malinausko bajeris, kur paverstas memų, kur tipo, kaip pana paklausė, su kuo vėl išvarėjai į miestą. Ir ten Skirmantas vardina ten kažkokius nusikaltelius. Gibon, Andriucha, Mielkas, Bielai, su kuo tu vėl išvarėjai į miestą. Nu tai kiaušinis, agurkas, kefyras, burokas, kompanija. Aš kažką savo į akį įsimečiau truputėlį kebra. Duokit man, kokią dainą užleis. Duokit man, aš noriu išsikrapštyti savo iš akies kažką, nes prisitryniau dešinėje akį. Ir mane jinai nervina. Pasakykit, kokią dainą užleist greitai. Pedro? Gerai. Pedro.